Ar gali čiūras Lietuvoje būti skanesnis negu čiūras Ispanijoje? Žinokit, gali. Esame Šventosios vidury, kur šiandieną būsime palaiminti šventųjų čiūrų. Apdovantų ugnie. Manoma, kad čiūras yra kilusios iš Ispanijos, kur piemenys tešlos juostelę kepdavo ant ugnies. Tai yra čiūrų su saldainiukais ir nutela. Ir kas gerai, kad neriebu. Gal duokim pirmai pasitaikiusiai praeiviai paragauti. Sveiki, paragaukit mano nukastos čiūros senovę, ne? Žinau, labai. Šita su saldainiukais, visiška klasika. Duodu 9. O dabar ragausime pistacijų drizzle. Šėzų, manezų. Taip vadinasi šios čiūros. L dydis už 8 eurus. Dydis kaip visada čiūrų stebino. Su liofilizuotam avietim. Wow, pasakysiu, šitas rūgštumas mane maloniai stebina aviečių. Geras kremas. Imčiau su juodu šokoladu, būtų iš vis tobula. Dabar duodu 9. Su pusę. Fantastika. Šitas čiūras saldesnis negu tavo pirmi santykiai, Kalė. Bandau pagerinti savo metimo skilsus. Blet, nu. O dabar svarbiausias čiūrų išbandymo metas. Ar jos tiks prie šio nuostabaus ir skanaus kvietinio gėrimo? Pasaka, geriau nebūna, žinokit. Su alių karbe, žinokit, visaip tobulas. Čiūrų kaina šiaip neįkainamas, bet sviruoja nuo 5 PM iki 10. Aš paragavau tik 3 rūšių, bet žinokit, yra 15. Tai visų gurmanų skoniams užteks. Beje, prieš porą mėnesių čiūras valgiau pačioje Ispanijoje. Netgi keliose vietose, bet ką galiu pasakyti? Nu, žinokit, lietuviškos man patiko labiau. Nėra kartaus riebalo, o ypač visi pabarstukai, nu labai nustebino. Maistas ant pakmo, žinokit, rekomenduoja labai. Baudinius. Gero oro tai nenupirksi, bet ką nupirksi? Birutė.